visą dieną nugarą skaudėjo sėdint, ne darbę, tai reikia biški pastiprinti. Pirmas pratimas, stosim į planką, toks biški apšilimas gausis ir po vieną ranką tempiam į viršų, ar ne? Rankų per plačiai nereikia statyti, tada bus lengviau balansą išlaikyti. Nu gerai, 3, 2, 1, pradedam. Ir 1, ir 2, ir tempiam, ne? Taip, palei šonus, kad alkūnė taip biški palei šoną pasitrintų. Ir pirštai į šalis, kad truputėlį išskesti būtų, bus lengviau išlaikyti balansą. Stenkis per daug, nesijudinti, stabiliai, kad būtų. Stenkis išlaikyti tą tokį planką, ne, tiesi liniją nuo galvos iki pėdų. Ir dar 20 sekundžių, kiekvienas pratimėlis bus pas mus 50 sekundžių ir 10 sekundžių pailsėjimui ir aš parodau pratimą. Sekantis pratimas bus šoniniam raumenim, tai vėl bus kaip plank, bet šonų. Ir 3, 2 ir viskas. Dabar ant šono, ant alkūnės ant šonų ir stosim į plankę ir kažkur vidury pratimo darysim tokie dip, vadinasi angliškai, ne? Ir 3, 2, 1 stojam, laikom ir vėliau mūsų klubas, tu taip prisiliesi prie žemės ir atgal, prisiliesim prie žemės ir atgal. O šiaip, blemba, man taip sunku, iš tikrųjų šiandien, man taip sunku, aš susirgau, nes tas oras, kaip pas jūs oras, iš kur jūs žiūrit, kur jūs esat, kaip pas jūs oras, nes pas mane tai karšta, tai šalta. Darom dipą, į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Nes pas mane tai karštis, naktį šalta, palikau langą atidarytą. Taip karšta, kad norisi tą langą atidaryti. O naktį šalta ir iškart gerklė, nosis ir, nežinau, dar nuo vaikų. Iš darželio visokie virusai, tai žiauriai sunku man iš tikrųjų. Šiandien 3, 2, 1, viskas keičiam į kitą pusę. Tas pats pratimas į kitą pusę. Ir pasiruošiam ir 3, 2 ir į viršų. Stovim kažkur 20 sekundžių ir paskui vėl darysim dipsus. Ir paskui mums dar 2 pratimėliai bus belikę ir viskas. Padarysim biškį tokių atsispaudimų. Tai bus ir nugarai, ir vis tiek ir pečiai, ir krūtinės ląstai, ir rankos, ar ne? Ir paskui dar vienas pratimukas bus grinai nugarai, toks supermenas vadinamasis. Ir darom dipsus. Į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. O šiaip iš tikrųjų ir šiaip labai seniai plankių nedariau, kažkaip pradėjau dirbti. Ten vieną darbuką tokį. Ir nors ir part-time, nepilno etatų, vis tiek kažkaip mažiau iškart pradėjau sportuoti. 5 sekundės ir eisime į atsispaudimus. 3, 2, 1, stop. Į atsispaudimus. Aš darysiu ant kelių, sakau, man šiandien, aš visada sakau, reikia kažką padaryti. Stojam biški plačiau su rankom ir paprasti atsispaudimai ir pradedam. Jeigu gali, tai daryk, aišku, su ištiestom kojom. Arba gali pradėti su ištiestom, o paskui, kai jau pasidaro sunkiau, pereiti ant kelienų, ant kelių. Tai va, žodžiu, aišku, yra sunku, supranti, kai matai visus tuos ten trenerius visokius, kurie vien tik tai ir daro. Tai yra, o mes dirbantis žmonės, paprasti dirbantis žmonės, kartais yra sunku susikoncentruoti, grinai ir dabar sportuoti, bet tai turi pasidaryti rutina. Turi pajausti irgi, kad kai sportuoji, tai daug geriau iš tikrųjų. Ir nuotaika geresnė, ir ten neskauda, mažiau skauda ten kažką, žinai. Gerai, 3, 2, 1, dabar ant pilvo atsigulam ir tiesiog rankas suvesim atgal ir nugarą suspaudžiam, mentis. Man čia biški užtrauktukas maišo, gerai, 3, 2, 1, let's go. Ir suspaudžiam ir į priekį rankos, suspaudžiam, gali netgi palaikyti porą sekundžių, suspaudi, palaikyk porą sekundžių. Tai po visų šitų pratimukų būtų gerai dar prasitempti. Tai pasižiūrėk pas mane viso kūno arba viršutinės dalies
tempimo pratimai. Labai gerai, kad mažiau skaudės paskui ir man, pavyzdžiui, pačiai patinka, kai tokie ilgesni raumenys, neužkačialinti, ar ne? Vat moteriai ypač, kad atrodyti taip moteriškai, ne? Mes nenorim per daug užkačialinti. Aišku, čia mes neužkačialinsim labai daug su kūno svoriu, bet vis tiek bus tokie gražus išilginti raumenukai ir 3, 2, ir viskas, pabaiga. Tai vat sakau, biškai prasitampyk, pratempk nugarą irgi. Gali, pavyzdžiui, atsistojus ar atsisėdus irgi rankos kartu ir į priekį ir nugara apvali ir tempka, ne? Va taip, gerai, viskas, tada šiandien viskas ir tada see you in the next one. Susitiksim sekančiam. Čiau, čiau.